CSKA komandos išsiaiškino santykius tarpusavį ir tą susitikimą. Maskviečiai laimėjo komandos draugo metimą ir švelnina žalgiriečio atsilikimą iki minimumo. Dar vienas latvių toli. Sudėtingas metimas, kurį dabar ryžtasi mesti Jokubaitis. Čiams bus rungtyniauti, manau, tikrai nelengva. Dabar Erikas Sevenskus pataiko metimą iš vidutinio nuotolio ir didina kauniečių persvarą iki 5 taškų. Čia kauniečių žaidime kol kas yra tikrai per daug. Su tuo gali nesutikti Latvija. Jie savo tolimus metimus kol kas šiandieną meta labai neblogai. Dabar tokios startinės sudėties su kamuoliu dabar esantis ir į krepšį metantis Ignas. Jaunieji talentai, tiesa, jie varžosi kitoje grupėje ir žalgiriečių bei vilniečių keliai gali tos komandos snaiperiai, juolab, jog kam pataikyti tikrai yra ir tas pats Lukas Uleckas ir Ignas Sargiūnas, krepšininkai pasižymintis labai gerų ir stabilių metimų iš toli, tačiau šiandieną kol kas jų taikikliai išsiderina, to tarpu vieną taiklų tritaškį metimą iš 11 žalgiriečiai, dabar trečiąjį rungtynių kėlinį žalgiriečiai iš karto pradeda taiklių tolimų metimų ir po jo ekipa Sevel. Numeris Francis Lacis, rezultatyviausias. Antras jam pataikyti nepavyksta ir atidirbo kauniečiai gynyboje. Grantas Vasiliauskas, perdavimas Sevenskui. Šį dabar sukasi aplink šį krepšininką Žalgirio jaunimo komandoje. Tačiau šį kartą pataikyti nepavyksta. O čia 2 taškai ir pražanga Kubaitį, kadangi Marius Valinskas rungtyniauja dabar pasistumęs į antrojo numerio poziciją, nors šiaip iš žaidėjų. Bent jau Kauno Žalgirio dublerių ekipoje rungtyniauja Valinskas, o čia ir toliau varžovais bus Las Palmo CBB. Feld.